Čia nahui. Pacanai, blėt. Ką aš galiu pasakyti, nuotaikos geros, blėt, toliau tęsiam šitą projektenzą. Norėjau seniai pis per kapotą. Bet būtų batai, jaučiu visą špaklis, nahui, atsilūptų. Žodžiu, tai trojkę tęsiam toliau, tai šiandienos mūsų planas, šio video mūsų planas yra pasidaryti visus ratus, susidėti koilus, padaryti prieš po, kaip atrodo litakai, kaip dropas atrodo viskas. Ir dar prie to pačio, čia nebus pagrindinis, čia toks kaip side questas bus visos juodos dalis. Tai veidrodėliai, stogas, va, grilas šitas, lipukai, visokie hujukai. Tai va, nahui. Ką, važiuojam su ratais, tai juos dar smeliuot reikės, kantai jau sutvarkyti, dažysim juodai. Blemba, seniai iš tikrųjų pastebėjau prie tose videosikuose, keista, kaip dar komentatoriai nerašo, kad pas mane babila, pas dzeda realiai, ne? Galima būtų skibidi Pizdarė, kad mes svorį. Žodžiu. Sunkiai. Nu, karočią. Tai taip atrodo šitie ratai. Padanga tragedija, ratlankiai tragedija, vaizdas tragedija. Čia galėtų apsigyventi koks kašarikas, blėt, šitam rate. Dabar darysim ratus, ratai, operatorių filmuojam. Tokios va būklės. Nežinau, šiaip tragedija. Čia kažkas kažkada buvo, kažką mes čia darėm, gal mokinomės, nežinau, ant šitų litakų, tai kantai lyg ir jau patvarkyti, bet viskas dar lūpasi, tai smeliuosim juos ir dažysim juodai, tai vaizdas turėtų tikrai būti geras. Pamatysit, pasitikėkit, babilas komanda. Važiuojam. Nachas, seniai, iš tikrųjų, kaip aš pavargau? Rimtai, nepasiprotu, kiek valandų dabar yra? 3 ryto. Nahu, hebra, blėt, tiek aukojamės, iš tikrųjų, žiauriai, realiai nepasiprotu, kad, tikrai realiai žiauriai pavargom, realiai yra 3 ryto. Pamatytumėt jūs dabar operatorių, tai seniai. Ble, aš dar poklisą jaučiuosi. Gyvas dar? Taip pat. Tai duok kamerą, pasižiūrėsim. Ne, tai na. Davai, duok. Na. Davai. Duok. Parodys žmonėm, kas čia, blėt, darosi. Uždėkit subscribe, vyrai. Jo, tai va, hebra, tai realiai nepisant proto tikrai pavargom. Lėkiu susiknės skrandis seniai. Tai realiai pavargom, be jokių prikolų ir realiai yra 3 ryto, tai dabar trumpam apibėkim, kas čia dabar vyksta. Tai uždėjom spoileriukus ant stiklo, ant bagažinės. Dabar kodėl uždėjom, tai bagažinės uždėjom dėl to, kad jis labai toksai guminis. Ir nenorim, kad nudažius ir jį reikia taip išlenkt labai, tai kad nesutrukinėtų dažai, elastanas, berods vadinas, neturiu dabar jo, tai ant mašinos tiesiog užsidėjom, apsikliavom gražiai, viskas nusipūs, tą daiktą irgi užsidėjom, nors prikolų tiek buvo savo, kad nahui, bet žodžiu irgi užsidėjom, viską ant mašinos susipučiam. Tada stogą perpusim, tada difuzorius galinio bamperio, priekinio kapoto grotelės ir 4 ratai. Tai viską pučiam, paskutinis hebra dažymas. Tai hebra su to ir sveikinu, tiek mus, tiek jūs. Paskutinis dažymas, bus dar lakavimo, faros neauksis, tai bet dažymo, būtent dažymo, tai jau turėtų kaip ir nebebūt. Gal kažkokios smulkmenų, salonų turbūt dažysim, ne? Bet ten huine, karočią. Esmė tame, kad paskutinis dažymas, tai rengiamės, pučiam ir rytoj viską susidedinėsim ir bus bendras toks didžiulis video.
Sąjungą man tokią bazą, kad aš bibį dėjau, aš to ant šito kapoto atsiguls, jaučiu. Žodžiu, reikia kažkaip užtraukti šitą dieną su video, tai... Šitą naktį greičiau. Šitą naktį. Tai, žodžiu, baigiam darbus paryčiais, grįšim, pamiegosim porą valandų ir atgal. Stogas, gražiausias turbūt stogas, kokia esu nupūtęs, stengiausi, norėjau, kad būtų ledas, tai gavosi ledas, realiai stiklas, geriau nei gamykla, blėt. Ratai, ledas, žodžiu, pilnas faršas. Tada kitą dieną jau viską mes sumesdinėsim ir kaip ir minėjau, chebra, sveikiname vieni kitus, kad baigėsi šitie dažymai jobani, nes tikrai dapis iki gigo kaulo šitą mašiną, pusę metų daryt. Tai ką, montažiukas ir eina miegot, ane? Operatorių. Gyvas? Dar galim iš padirbėti. Gyvas? Dar antrą parą. Dar damuž gali. Davai, važiuojam. Tai kas daro, patsanai, kita diena, toliau tęsiam šitą projektenzą, tai dar užmetėm veidrodėlius, užmetėm grilą, spoileriukai jau buvo užmesti, viskas perpūstas, stogas juodas, tai kaip ir minėjau, daug ko dabar jau nerodysim, tokių smulkmenų, ten ką dabar rodyti, kaip veidrodėlius dedam. Tai šiandienos mūsų planas, reikia persimest ratus. Montavimai, balansavimai, koilų dėjimas ir žiūrėsim, kaip atrodys prieš ir po šitie ratai. Turėtų būti bombastic side-eye. Tai ką, hebrytė, įsinešim ratus, tai montavimai, balansavimai, tai kaip ir minėjau, visko nerodysim, rodysim vieną ratą, vieną koilą, gal kažkiek dar ten pafilmuosim montažiuką, kaip mes ten keičiam kažką tokio, ar ten su ratais irgi nežinau, kad nuobodu, nes šitas pats per tą patį, nieko čia naujo. Dėsimės ant staklių, dėsimės padangą, balansuosim, dėsim į šalį, tada visus koilus pasikeičiam, arba viską vienu metu darysim, žiūrėsim. Oi, babila, atrodo huienai ratai. Nėra prie ko prisipyst. Tai kai montuoju ratus, mėgstu apsikliuot kantelį, kad nebūtų fokusų su padanga, ar koksai ten akmenukas patektų tarp padangos ir atlankio, iškart būtų batai. Tai mėgstu labai apsiklijuoti. Manau, daug kas ratus dažo, taip daro. Tokį va vieną ratuką peinu ir su ranka. Bats. O, ble, dar ventilių reikia. Jo, ventilius dar išėmėm, tai ventilius įsistatom naujus. Pasitep biškelį, kad slystų geriau į skylę. Opa. Vsio, įėjo babula. Padangenzai dabar. Fuck, mate. Va, outsidas, okei. Outsidas. Nesu dar toks montavimo meistras, kur būna chebra, pamato padangą. Išorė, senė. Voratinklių kurva pilna šitos padangos, kiek jau pusę metų turbūt guli lauke. Sutept gerai, kad užsisandarintų gerai, užsimontuotų lengviau. Bibenach. Opa, kadangi turim ranką, tai naudojam papildomą ranką. Kam čia kankintis? Bats. Atsikliuojam iš karto. Netnenkį. Nu va. Gali pafilmuoti, seniai. Kantai idealus, nėra prie ko prisipist. Blekai nemėgstu šitos vietos. Kai raus kurva per rankas. Užsikiam žausis. To na. Suka, blekai nemėgstu, bibį dėjau. Pareina. To na. Vsio, padangenzas užmontuotas. Tai tik dabar dėl ratų dar reikės, nusipirksim ženkliukus, juodus, lipdukus dar irgi reikės. Ir viskas, ką nešam balansuoti juos. Atstumas iki litako 6, plotis 9. Ir 18. Viskas, sukam. Malonu dirbti, hebra, malonu dirbti, tiek reikia. O kai būna, 100 pem reikia prikrauti, va tada, ką huinė, kai atsitinka, va tada jau būna reikalų. 30. Dedam į vidinę pusę. Prispaudžiam gerai. Išorę. Vsio, sukam dar kartą. 0. Pafilmuok 0. Good. Tai pirmą ratą turim ir lygiai tokia pati procedūra dar 3 ratam.
Koilus jau čia tiesiog montažiuką darysim ir tiek tų žinių. Tai ką, toliau aš montuoju, balansuoju, kolega eina krapštytis prie koilų, tada mesim ir žiūrėsim, kaip atrodys. Jau čia bus bombastic side. Tai va, hebra, ratais, su ratais kaip ir viskas jasna, viską parodėm, dabar koilai, tai amortikai buvo tokie, dabar dėsim koilus, sportinė mašina bus, tai nežinau, papigiais, kad čia net koilai, bet turėtų viskas būt, mums svarbu vaizdas, realiai, mums ten kažkokį, mes į trasą nevažiuosim su šitą mašiną, tai koilai persimės tik tai ant šitų, ant galinio amortikų galvankės persimės, ant priekinių irgi, man atrodo, guolis persimės. Ar guolis? Beibi žino, kaip vadinasi, atraminis guolis gal, ne? Neatsimenu dabar. Tai žodžiu, tokie keli niuansai, kad iš senų amortikų šitas šrotą reikės biški permest. Pradžiai darysim pilną dropą, o paskui jau nusivarysim ant keltuvo ir jau tada, čia ne šiandieną, paskui jau tada žaisim su, kad visi dabar būtų ratai vienam lygi, nusileist ant makso ir tada jau pasireguliuosim, kaip reikės. O gal net nereikės iš viso reguliuoti. Tai va, metam galinį ratą, žiūrim, kaip atrodo. Nu ką, bandom nuleizinėti. Vieną varžtą tik tai trūksta ir šiaip tie varžtai žiauriai supuvę, tai kažką mąstysim su jais. Bet žodžiu, dabar... šis senė. Ble. Kaip jums atrodo, šaika? Atrodo baisiai gerai. Aišku, čia padangenzas, kaip ir sakiau, šrotas visiškas, su priekiniais turėtų būti gerai, su šitais reikėtų biški siauresnių, juos per daug įsineštis arba valcuoti arką, bet valcuoti jos tikrai nieks nevalsuos, bet šiaip gerai nudropino, eina nachai. Šitą dabar vėdį tikrai. Bus reikalų ištraukti. Nieko pasikelsim. Yeah, boy. Senis, pakaina. 12 barų. Kojeišin. Palau, žinau triuką gerą. Blet, visą laiką seniai. Per vidosikas visą laiką šitas ratas, blet, būna vapšė, užkepęs. Koja nepadeda, tai padės kuvaldą. Eik tu nachui, ne? Na, jau babuila. Baza bazelė. Ką darom? Jaunam nachui. Man atrodo, net nesipisim, ne? Toj senis stopudovai automechanikai sakys, seni, ką jūs čia kūro darot, ble? Taigi ne taip amortikus reikia keisti. Nemanai, kad bus tokių komentarų? Bus, seni. Nes pas mus komentatoriai pristaugė ir pislus. Mes nemokam nei dažyti, nei ruoš, nei montuoti. Mes nieko šiai seniai nemokam. Mes šiek kūro bemoksai. Dabar būtų prikolas, žinai, tipo, tokia šūdas prie bazarino, žinai, ir taip realiai pisa karočią, tas priroklį, žinai, galvą išneša. Neįmanomas. Nu ką, hebra, bandom šaut raketą. Gerai, aš iš apačio žiūriu. Stebėsiu. Opa. Taigi ne taip, reikia keisti tos amortikus. Silvesteriai. Look at that, boy. Ble, hebra, per kiek mes pakeisim šitą amortiką, ne? Ta amortiką pirmą kartą keitėm, kiek laiko užtrukom? 2 valandas. Kažkur 2 valandas užtrukom, o šitą dabar jau antrą, tai nereikia nei tu ten traukių atsukinėti, mes ten to traukas atsukinėjom, pusę traukių užkepus, čia, ką žinau, 20 minučių darbas, ne? Realiai. Viskas duonė. Blet, kaip čia iš tikrųjų simple buvo viską padaryti. Kaip pagalvoju, ne? Čia reikia traukas, atsuk, dar reikia viską. Nieko, nereikia suk iš tikrųjų. Bandyk kel, babula. Kel, blet, plau. Nu, kur, tai žvengi, zaibaltų, na, aš čia keliu, tu žvengia, blet.
Atsistojęs. Blet, sunku. Tau sunku, kurva. Sunku, Man tai, blet, nesunku, visą babilą iš ten išlaikyti, blet. Yra! Ai, tu nahu, seni, blet, zaibal. Taigi reikia kelt. Jopimas. Tai ką, aš darau, nahu, leidžiu, blet. O! Yra. Viskas. Sugrįšiu. Viskas, na. Prastas tu rošėjas. O tu dažytojas prastas, blet. Tau visi rašo. Dažyti išmau, kurva tu, blet. Da, blet, nu. Kurva, čia kiekvienas... Seni savo įbalą matau, blet. Kiekvienas durnelis, blet, galėtų iš tokias spalvą nupūs, nahui. Jo, tai ne, iš viso. Realiai, kiekvienam garažiui galėtum nupūs. Nu, aš sakau, man tai atrodo, kad nekoks tu dažytojas, žinai. Žiauri, seni, žiauri sienas. Žiauri. Kaip sakant, šūdo neišblizginsi. Tai ta prasme, bumperį, čia realis už tais ratas nepavažiuosi. Ne, taigi nusileidai. Bet realiai čia šitas dropas, nu realiai kaip parodoj, na, grinai suorinė pakaba, atvarai mašiną, karočią, pastatai, blet, ir nudropini, na, stovi, karočią, babuvo. Galvoju, seniai net nevarysim jau šį parodą, ne? Nes prastas dažytojas, blet, lėvus. Ne, na, pamatys kurvas. Pamatys, sakys kurvas, seniai, tai fucking, blet, daunas, na, ką tu čia tvarai? Su šitų motoru? Nu. Sakys kurva, aš su flakončiku gražiau nupūšiau, blet. Seniai, matas. O čia 1.9 plyta, na. 1.9 plyta ir tai kuriuo nupūsta, kaip su boleliu nukapyta. Tu šitą mašiną tik su tralu nuvažiuoja ir grįžti. Jo, daugiau niekur. Bet nevažiuosim niekur, nes prastas dažytojas ir prastas rošėjas. Ir su tokiu motoru niekur nenuvažiuosi. Nenuvažiuosi, realiai tai net neišvažiuosi iš tada. Antiek dropuko, karočią, kad baisu. Nu čia patsai, nuotaikos geros, pagaliau šitą savaitę baigėsi, tai mūsų projektas pajudėjo konkrečiai dahuja. Tai viskas, ką matot, realiai viskas yra per šią savaitę padaryta. Tik tai buvo suruoštas dažymų, bet ir tai ne visos dalis. Ten ratai nebuvo paruošti, ten bumperis reikėjo dar susišiaušti. Tai viską, ką matot, viską padarėm per vieną savaitę. Tai ratai uždėti, dabar dėl ratų toks niuansas, kad reikės dar susireguliuoti koilus, dabar ant dropą, maksą dropą padarėm, tiesiog pastatėm ir viskas, kad montažiuką pasidaryti taip toliau. Dalis dabar tik tai primestos, nebandykit man pis proto, kad nesueina čia sparnai pas tave senį. Tai jie ir neturi sueiti, nes čia viskas, va, nieks šiandien nepritvirtinta, tada grilas juodas, nudažytas, lipus pritvirtinom visus, žodžiu, pilnas faršas realiai. Tai kas mums dabar beliko, tai liko susirinkti viską pilną jau, tai šitą visą dalyką darysim jaučiu už kadro, nes nu, niekam neįdomu. Čia žiūrėk, mes blet vieną varžtą ar kitą prisukinėjom. Tai sekantis epizodas jaučiu bus salonas, judėsim link salono, nes išorė arba faros, arba salonas, arba ir faros, ir salonas dar nenusprendėm. Tai vat ką, seni, montažiuką sumontuok ir lauksim kitų epizodų. Bent jau aš tai lauksiu. Pats savo epizodų lauksiu. Ta, ką tu galvoji? Glamas, seniai, tikiuosi nusiplaušti. Turėtų, čiagi pudra. Tu latai, grįši pas Ugnę, blet, sakys, kur tu buvai? Dirbau. Pizda, kaip sunkiai nusiplauna. Špliat, akis grauž pradėjo, kurva. Suka. Jaučiu šešti milteliai, naudojom... Apaksu, ble. Jo, naudojom, kur špaklių, tipo, matytum, kaip trinasi. Čiūju, kad vėžys, ble, tokių bus. Kraujuoja, seniai jau į balą. Rimtai tu čia? Pint. Gerai, na. Gerai.
Gerai, galim dirbti toliau.